kai būsi pasiruošęs, važiuosim aplink regitrą, važiuosim, kaip ir egzaminą, pasimėginsim automobilį. Gerai? Kai būsi pasiruošęs, važiuojam. Okay. Jung pirmą powerą ir važiuojam. Visiems labą dieną. Šiandieną turėsime paskutinę šių metų pamoką nufilmuotą, tai su mokiniu Edvardu pasivažinėsim. Šitos linijos jeigu ką nėra, tai ant jos nebijok užlipti. Ir dešiniau. Tai va, pradžiai mes apvažiuojam aplink regitrą, prasimėginam automobilį, pasižiūrim kaip, kas, kur, kada čia junginėjasi, kaip sankaba valdosi. Tai tą ir padarom, ne? Apvažiuojam aplink regitrą, parodysim visiems mokiniam, kaip viskas prasideda. Tai jums labai yra patogu žiūrėti video ir jau kaip nebus jums nauja. Tai labai džiaugiuosi, kad labai daug mokinių žiūri ir mokosi ir kažkiek prisidedam prie jų egzamino. Į kairę važiuosim. Čia visada gali ir į pirmą, gali ir į antrą, bet aš gal siūlyčiau, kadangi visi labai painios, tai važiuok kuo kairiau, kadangi čia vienpusė eismas, o paskui persirikiuosim. Labai gerai. Aišku, važiuojant į kairę turi žiūrėti, kad nieks neatvažiuotų, nes jeigu kas nors atvažiuotų tenais, ne, tai gautum praleisti. Labai gerai, tik dešiniau, paskui perėsim dešiniau. Ir prie bordiūro mes gražiai sustojam. Tiesiog sustok čia. Tai va, mes pasimėginam automobilį, apvažiavam aplink regitrą, čia mes sustojam, jo išjungiam post, klais power, rankinius trauk. Ir egzaminuotojas užduoda 3 klausimus, ne? Mes į tos klausimus, kai atsakysim, tada važiuosim. Į neatsakytą klausimą, jeigu mes neatsakom klausimą, gaunam tik tais mažą klaidelį. Tai dabar užduosiu klausimą, kaip patikrinsi, ar veikia ABS. Pamatysiu skydelį. Teisingai. Tai, žodžiu, esmė, užvedė automobilį, ane, ir neturi degti ABS lemputė. Gal taip, ane? Jeigu dega ABS lemputė, reiškia kažkas negerai su ABS sistema. Tai kai patikrinsiu, tiesiog užvedus turi nedegti lemputė. Ane? Toliau kitas klausimas būtų, kaip patikrinsi, ar veikia vairo stiprintuvas. Užsivedus automobilius suksu vairą. Jeigu jis sunkiai sukas, tada reiškia vairo stiprintuvas yra sugedęs. Teisingai. Liuks. Labai gerai. Dar kitas klausimas, kaip patikrinsi oro slėgį padangos. Atsukusi ventilių iki šio manometrą. Teisingai. Ir patikrinsi, kiek yra slėgio. Šunalis. Ačiū. Galim važiuoti. Tai va, atsakėm 3 klausimus ir mes pradedam egzaminą. Pradedant važiuoti, nepamirškit posūkis į kairę, veidrodėlis per petį. Ir šiek tiek dešiniau, apie metrą, laikykis taip nuo mašiną. Tai jau čia jau prasidėjo iš tikrųjų egzaminai, jau pradėjo ratukus sukti. Ir aišku, perėjos. Perėjos yra galiojančios. Tai jeigu bus žmonių čia per perėją, tai prašau žiūrėti ir praleisti, jeigu bus žmonių. Gerai, ir į kairę. Tai va, toks jūsų startas. Primenu, kad aikštelį greitis yra 20, kad neįsigazuotumėt, ir su antra power. Jeigu važiuosite su pirma power, gausite klaidą, nes jeigu yra galimybė jungti antrą, mes turim jungti antrą. Su pirma power galim nuvažiuoti netoliau kaip 2 automobiliai. Tokį atstumą. Gerai, tiesiai visą laiką važiuosim. Tai va, į kairę, kai važiuoji, iš priekio, jeigu atvažiuotų, praleistų mašiną, ne? Gerai. Žiūrim, ką čia turim, išvažiuojam, sankabą išmėk ir jau pabiškį pradėk jau stabdyti. Gerai, mes į kairę važiuosim. Jo, tik nosis neiškiški kelią, įsitikink, kad nieko nėra. Ir čia gali iškart į pirmą juostą. Iškart į pirmą juostą ir sankryža bus į dešinę važiuosim. Gerai. Ir mes į dešinę. Primenu, kad yra perėja, už perėjos vienas automobilis drąsiai telpa. Tai jeigu nieko nebus, tai už perėjos mes drąsiai galėsim sustoti. Čia matai jau salelės nėra, ne? Nėra užlipimo. Salelę vadinu tada, kai yra užlipimas ant bordiūro. Ir stenkis dešiniau. Žiūrėk, geras tarpas, jeigu bus, tada valyk. Gerai. Ir 50. Ja. Tai greitį laikom tarp 45 ir 50. Stenkis per anksti pavarų neįjunginėti. Tai maždaug nuo 30, 28 pasiekė, ne, tada jau gali 3 jungti, 41 km2, tada tik tai 4. Per anksti nesumėti pavarų, nes automobilis, kai per anksti mėtai pavarus, jisai greičiau nevažiuoja, jisai kaip tik dūsta tau.
Gerai, važiuojam tiesiai. Parodysim tokias vietelės, vienas iš mėgstamiausių per egzaminą. Ir mes važiuosim į dešinę, kai pasuksim į dešinę, vėl į dešinę. Važiuosime į Luizos aikštelę. Ir kai reikiuojamės, visada siūlyčiau žiūrėti per veidrodį, per petį, visada žiūrėk ir neapsiriks. Ir čia labai dažna klaida mokinių, kai sukasi dešinį, išvažiuoja per plačiai. Tai reiškia per toli nuo bordiūro, tai per vidurį arba ten vos ne prieš eismą. Tai yra labai daug kritinis klaidas mokinių už tai. Ir čia į dešinę. Tai viena iš tokių mėgstamiausių aikštelių regitros. Jo, jeigu per greit mašiną važiuos, sankaba išmink, vėl leisk. Išmink, vėl leisk. Dirb su sankaba, jeigu ką žinai. Ir ko puikiausiai mes su antrą pavarą čia galim pavažiuoti. Bet darbas turi būti su sankaba. Čia labai dažnai mokiniai paliečia bordiūrą, nes visas toks pavėdavęs matoma, ne? Tai labai toks. Na ir kur nors ieškosim vietos parkavimui. Kur nors suk į kairę ir kur nors priparkuok savarankiškai. Lygiai taip pat per egzaminą, ne? Prašau, kur nors priparkuokit automobilį. Nori priekį, nori galų, tavo reikalas, kaip lengviau žinai. Jo, jeigu tu ruošiesi jo parkavimą, labai gerai, tai būtinai posuk, kad visi žinotų, kad tu ruošiesi situaciją. Jo, tai Edvardas nusileido veidrodėlį, tai galima daryti. Tai kai mes nusileidžiam veidrodėlį, mums geriau matosi linijos ir taip toliau. Norit leidžiatės, norit ne, čia jau jūsų reikalas, jūsų problemos. Ir atsimink, kad tu neprivalai iš pirmo karto priparkuoti. Užduotyje kiekvienoje turite 2 kartus atbulinę pavarą. Tai jeigu jungsi ten 3, 4 ir ten daugiau, gaus tik mažą klaidelę. Taip kad nebijokim, jeigu ką gauti tą mažą klaidą, bet pastatykim automobilį tvarkingai. Gerai. Čia biškai tie pipsikai dažnai mokinius gąsdina, tai jo, daugiau žvalgomas, ne, kai pipsi, žiūrim kas čia dėl ko ir taip toliau. Labai protinga vieta įsirinkai, nes tu pasirinkai parkuoti prie stulpo, o prie stulpo yra toks juodas automobilio atrama vadinasi, ne? Tai čia yra lengva vieta, tai labai gerą vietą įsirinkai. Jeigu gali yra linija, nepamirškim, kad ant linijos mašinos mes pastatyti negalim, nei biškai, kad bamperis ant jos nebūtų. Ir priekis irgi negali būti iš linijos, tai mes turim būti pilnai parkingi. Tai čia dabar viską labai gerai padarėjai, su pasitaisimu, tai jokios klaidos nėra, viskas čia kaip tik. Gerai, į dešinę, paskui į kairę. Nepamirštam po parkingų susitvarkyti tą, ką mes reguliavomės, ne, tai veidrodėlius, grąžinti vietą. Jeigu taip atsitiko, kad pamiršai, nieko tokio, tik jokių būdų vairuojant nereguliuok, tai kur nors, kai sustoja prie raudono, tada ir susitvarkai veidrodėlį. Ir nepamiršk aikštelėje, ne, ar šiaip visur dešinės rankos taisyklė. Čia išvažiavimas, čia išvažiavimas. Ir žiūrėk, kad nieko nebūtų iš čia, nes jo yra pirmenybė. Gerai, praleidžiamus važiuojam. Tai va, bet jisai turi pirmumą, ne, mums kliūtis iš dešinės. Tai čia atsiminkit, yra išvažiavimas, daug kas painios, kas nėra buvo, ir žiūri iš dešinės, kad nieks neįvažiuotų. Tai va, čia yra išvažiavimas vienintelis. Tik nemes sankabą švelniai, nes vos judam. Gerai, tiesiai važiuosim iki pat galo, paskui kairę. Tai Luizos aikštelė, viena iš mėgstamiausių aikštelių per egzaminą. Taip į kairę, paskui sankryžą į dešinę. Gerai, ir į dešinę važiuosim. Gali privažiuoti arčiau, tik biškai arčiau, kad neliktų visai stovėti ant dviračių pėsčiųjų tako. Ir jeigu matai, kad tenais daug automobilio, ir stovi ilgiau negu 5 sekundės, power išjungta, koja nuo sankabos, posūkis dirba. Ir šiek tiek kantrybės. Tai jeigu yra daug mašinų, tai stovėk nors ir valandą.
bet išvažiuokim tada, kai bus saugu. Jeigu mes taip išvažinėsim, kad žmogus gaus per mumis pristabdyti, reiškia, mes užkišom kitam. Mes užkišti negalim. Taigi ramiai įsitikinam, palaukim, kol bus geras tarps, važiuok po tos baltos mašinos ir vat geras tarps. Ne? Pasirašėm. Jau pasirašėm ir jau pradėk pasitikti. Ir judam jau, ne? Svarbiausia išlauk gerą momentą. Nereikia jokių būdų užkišinėti. Nes jeigu dėl tavęs pristabdysai, reiškia užkišai. Ir tempas. Gerai. Toliau viena iš mėgstamiausių gatvių, tai yra Pakruojo gatvė. Legendinė mūsų dabar tapus, į dešinę mes važiuosim. Čia kai rikiuojamės, tai būtinai ne tik per vidurdielį, bet ir per petį. Per petį čia nepažiūrėjus, kritinę klaidą galim gauti. Yra buvo ne kartą, kad mokinys gauna kritinę. Tai vat būtina per petį žiūrėti. Gerai. Čia ženklas 30, per kamerą nesimato, nes grinai ant posūkio. Tai pasakau, nes dabar tikrai nesimatė per kamerą. Tai reiškia ir jūs nematys. Tai 30 ženklas buvo greičio. Bet tas 30 ženklas galioja iki sankryžos pabaigos. Tai va, iki tos pabaigos 30 galiojo, o paskui jau 30 nebegaliojo, jau kaip ir 50. Tai va, čia yra pridaryta daug klaidų, dar kol kas jų yra neištaisyta. Šiaip mintis buvo, kad visa ta gatvė būtų greitis ant 30, bet kažkas biškai netaip sudėlioja ženklus. Tai va, tas 30 ten galioja realiai iki pirmos sankryžos, kaip matėte, ne, tai labai trumpai. Lėčiau. Jau matom priekį kolegos atlieka T formos sankryžą. Tai šitoje gatvėje labai per egzaminą mėgsta daryti T formą. Tiesiai mes važiuojam. Jo, ketvirtą pavarą nuo 30 biškai yra per anksti jungti, tai stenkis ketvirtą pavarą nuo 40 ir į viršų, gerai? Tai per anksti pavarų neįjunginėk. Čia jau biškai ramiau, nes tavo juosta yra užimta, jeigu iš priekio bus mašinų, tai turėsim praleistis. Poskarolį, kad ne šiaip sau sustojim. Ja, ir iš priekio prasileisim ir tada važiuosime. Šitą vietą labai nesmagi, ypač tada, kaip daug automobilių čia stoja, mašinų, trumpinkim į mašinas. Tai vat, labai nesmagi vieta. Važiuojam biškį daugiau į priekį, jisai tas priekį automobilis, jis pastrauks biškį taip į kairę, tai važiuok lėtai taip. Tik dar sekantis, dar tenais gali sukti, tai atsargiai. Labai neaiškus, matai, neskai dėl to, kad žmonės. Tai dabar pastrauksim į tą tarpą dešiniau, nes tą mašiną ilgą pravažiuos, pastrauk dešiniau. Dešiniau, nes matai parvažiuojam ir į kairę posūkis. Per arti neprivažiuok, kad paskui nereikėtų atbulinės jungti. Prasileidom. Biškį priekį pavažiuok. Šiek tiek, nes neįlenda. Gerai. O dar mokyklinis parvažiuoja iš priekio. Gražu. Gerai, paskui sankryžai mes važiuosime į kairę, ne? Tai biškį dabar pasitrauk dešiniu, pažiūrim, ar nieko nėra, į kairę, dešinį, į priekį. Sankabą minkit, gerai. Biškį stresą, ne? Šiaip tas dabar, kur stovi mokyklinis, ne, jisai negalėjo važiuoti tiesiai, jisai turėjo matyti, kad mes parvažiuojam iš priekio, ne? Ir jis dabar stovi ant perės, tai šitoje situacijoje tai būtinai gerai. Tai jeigu nieko nebus, važiuok. Jeigu nieko nėra, važiuok. Tai va, šitą mokyklinę gautų kritinį, nes jinai iš priekio jau atvažiuodama, jau turėjo matyti, kad yra problema, kad mes jau parvažiuojame, ne, ir jinai net neturėjo kur atsistoti. Tai jau čia būtų nelabai gerai. Ir sukdamas į kairę nekirs kampo, nes ištisinė linija ten buvo, kurią biškį užkabinai. Tai biškį daugiau į priekį ir tada suk vairą į kairę. Gerai? Dabar žiūrėk, bus šviesoforas. Mes tame šviesofore, reguliuojame šitoje sankryžoje, važiuosime į kairę. Čia labai dažnai mokiniai mėgsta prieš eismą išvažiuoti. Pasakau, kokias bėdas, kokias problemas daro. Tai matai, ženklas į kairę yra iš tos juostos, bet jeigu tiesiai, reikėtų persirikiuoti dešiniau ir iš tos juostos tiesiai važiuoti, ne? Iš tos dešinesnės. Na ir važiuosime į kairę. Kairė yra keiksmažodis. Todėl į kairę važiuojant mes turim turėti labai aišku planą. Nes į kairę, jeigu mes negalvosim,
važiuodami į kairę, tai galim pridaryti daug problemų. Matom, kad lempui nėra stabdyčių, reiškia, gali kilti pavojus su priekiu. Tai važiuosim į vidurį, jeigu bus iš priekio mašinų, prasileisim. Jeigu bus žmonių, laukia vidury. Negali užblokuoti kelią, subumas į kairę, sustoti. Tai vat laukiam. Okay. Ramiai judam, niekur neskubam, įvažinėjam į sankryžą. Antrą pavarą. Ir žiūrėk, mašinų nėra, žmonių nėra ir važiuojam. Tik žiūrėk, ištisinių neužkabink. Ir esam papuolę į kamštį. Na, dabar toks metas, šiandien yra 23 gruodžio, tai daug žmonių dabar važiuoja į parduotuvės visokias, kas dovanas, kas maistą pirkti ir taip toliau, tai šiek tiek jaučiasi mums suaktyvėjęs toks veiksmas. Toliau priekyje mums nusimato šviesoforas, tai tame šviesofore mes važiuosime į dešinę. Judesys pabiškai vyksta. Mes jau su Edvardu važiuojam 16 minučių. Šiaip egzaminas trunka vidurkis, kiek esu pastebėjęs, protokolos, kai pažiūriu mokinių, tai vidurkis trunka apie 35 minutės. Šiaip egzaminas yra nuo 25 minučių iki 5. Tai jeigu mes laikom egzaminą šeštadienį ryte, tai tikėkitės, kad jūs važiuosite pilnai 5 minutės ir gal ir net ir daugiau, nes nėra automobilių, tai jau ilgesni gaunas maršrutai. Jeigu mes, pavyzdžiui, dabar važiuotume, kai jau biškai jaučiasi toks intensyvesnis eismas, tai tikrai toli labai nevažiuosite, nes gali egzaminas labai ilgai užtrukti. O egzaminuotis irgi negali užtrukti kiek nori, dėl to, kad nes sekantis laukia egzaminuotis. Dėl to ir taip susidėlioja savo laikus. Tai vat, gerai, dabar dar apie klausimus, gal to pačiu kol stojam, tai užduosiu klausimą. Tai kaip patikrinsi, darbinis stabdis veikia ar neveikia? Tas darbinis stabdis tai yra pedalas stabdžio. Kaip patikrinsi, veikia ar neveikia? Tai stojant vietoj galiu paspaudyti darbinį stabdį, jeigu jis sukrenta, tai reiškia, jis neveikia. Teisingai, tai darbinis stabdis negali prasmegti, ne? Jeigu paspaudi darbinį stabdį ir jisai ten prasmenga, tai reiškia negerai, jisai iki pusės eigos tik nusispaudžia. Tai savai žodžiais galim paaiškinti, nereikia jums iškalti vadovėlio, nereikia jums iškalti žodis į žodį. Tiesiog, kaip jūs suprantate tą reikalą ir viskas. Ir nepasimeskit, nes būna kartais ar tikrai paklausia, ar dar kaip nors ir pradeda painioti, žinai, gal kažką netai pasakiau, gal dar kažką, tai būna, yra buvę atveju, kad supainioja tiesiog. Užduodamas kokį paprastą klausimą, ar viskas atsakėjai, ar tą, ir pradeda kilti abejonių, ar teisingai atsakėjai. Bet labai gerai atsakėjai. Kaip išpavažiuojam, paskui dar užduosiu klausimų, tai to pačiu ir klausimus pasimokom, to pačiu ir pavairuojam. Na ir matai, čia yra toksai įsukimas į kiemą ir jeigu matysim, kad mes jį blokuojam, tai stengiamės neblokuoti. Yra vietos, yra, bet jeigu ten būtų daugiau automobilių, neužblokuojam šito reikalą, gerai? Šito keliuką. Ir mes paskui dešinę važiuosim. Gerai, kitas klausimas, kaip patikrinsi, ar veikia stovėjimo stabdis. Užtraukus rankinį, pajudinti į priekį. Ir? Jeigu juda, tai reiškia neveikia. Jo, tai užtraukus rankinį stabdį, ten 3-4 kartus turi sutraškėti, bet čia nesmė. Tai esmė yra, kad užtraukus rankinį tau turi neleisti važiuoti, turi jausti pasipriešinimą. Ir jeigu tu užtraukus rankinį važiuoji lengvai, reiškia kažkas negerai su rankiniu. Tai va, tiesiog užtraukus rankinį turi jausti stiprus pasipriešinimas važiuojant. Arba šis turi neleisti važiuoti. Toliau klausimas, kur ieškos informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangai. Darius duris ant durų staktos. Teisingai, tai galim ieškoti ant durų staktos, dešinę. Ant durų staktos galim ieškoti bardačiokę, galim ieškoti ant užpylimo dangtelio. Noriu vieną dalyką tokį pasakyti, kad dabar egzaminai vyksta su Škodom. Kijas ir Škodos yra, ne? Tai Škodoj yra ant durų staktos, bet ne ant priekinių durų, o galinių dešinėje pusėje. Galinės durys atidarai. Rodžiu, tu palauk, ar ne? Jo, ant galinių durų dešinėje pusėje yra lentelė su rekomenduojamu oro slėgiu padangu. Tai vat, Kijoj yra prie vairuotojo,
prie durų yra ant staktos tas lentelė, o Škodui yra gale prie dešinėje pusėje gale lentelė ant staktos, kiek yra rekomenduojama oro slėgio. Tai užtrukau ilgai, kol suradau tą lentelę, nes pirmą kartą pamačiau, kad gale kažkur ir dešinėje pusėje deda oro slėgį. Kažkas ten išgamintų. Tai dažniausiai būna ant vairuotojų durų staktos. Tai va, žinokit, kur yra Škodai. Gerai, važiuosim į dešinę, tai yra šviesoforo su papildoma sekcija. Tai mes į dešinę galim važiuoti arba kai dega papildoma sekcija, arba kai dega tiesiog žalias. Arba kai dega papildoma sekcija, kaip dabar, mums praleisti visiškai nieko nereikia. Tas daro priekį apsukimą, jisai mus privalo praleisti. Ne? Gerai, liuks. Ir važiuojam tiesiai. Tai va, tuo pačiu pasimokėm šiek tiek ir klausimus, kad negaištume savo laiko. Tai ir jūs pasimokino tuo pačiu. Važiuojam toliau. Aišku, per egzaminą jums neklausinės važiavimo metu jūsų klausimų, nes važiavimo metu šis jūsų nieko neklausinės, nes negali jūsų blaškyti. Toliau mes sankryžai į dešinę važiuosim. Primenu apie šitą posūkį dešinę, kad tai yra vienintelis posūkis į dešinę ir jeigu jūs jį pravažiuosite, jums reikės važiuoti ten toli iki pat Melnragės žiedo, kol apsisukti. Taip, kad nepravažiuokit šitą posūkį. Ir atkreipkite dėmesį, kad šviesofore reguliuojamų sankryžai į dešinę draudžiama važiuoti. Yra ženklas tik tiesiai. Tai vienintelis posūkis į dešinę yra čia. Labai dažnai rodau šitą vietą, nes labai dažnai mokiniai susimauna čia. Na ir čia jau žiūrėk šaltinio kelio ženklas. Atsimeni, per drąsiai praeitą kartą važiuoji, tai biškį ramiau, žinai, nes labai pavojinga yra. Jeigu nieko nėra važiuojam, bet jeigu būtų sustoję taip, kad neiškišti nosies į kelią. Ok, tiesiai visą laiką važiuojam, matom, kad eismas jau nemažas. Jau formuojasi rimti kamščiai. Tiesiai važiuojam visą laiką. Su trumpu posūkiu, nes biškį reikia ant linijos lipti. Važiuok. Taip. Ir trumpas atgal. Liuks. Gerai, toliau sankryžoje tenais važiuosim į dešinę. Rikiuokis į dešinę. Veidrodėlis per petį. Primenu, kai rikiuojamės, kad žiūri video, nes būna, kad pirmą kartą žmonės išgirsta, kai mes rikiuojamės ne tik per veidrodį pažiūrim, bet ir pasukam galvą per petį. Mes pažiūrim per aklą zoną, ar nieko nėra. Tai yra privaloma. Ir jeigu jūs per egzaminą nežiūrėsite per petį, tai žinokit, kad jūs parodot, kad jūs esat stipriai nepasiruošę. Per petį žiūrėti yra privaloma. Toliau reguliuojama sankryžai į kairę. Grįžtam prie tos pačios sankryžos, prie kurios mes jau šiandieną buvom. Į kairę mes važiuosim. Tai kodėl irgi ją dažnai rodau, nes labai dažnai mokiniai čia gauna kritinę klaidą, nes nesupranta, kaip važiuoti į kairę. Arba tiesiai. Tiesiai būtų čia, šitą juostą dešiniau, į kairę čia. Ir vėl važiuosim į kairę, ne? Tai būk atsargus. Tai šita sankryža, Kretingos ir Panevėžio gatvių sankryža, yra viena iš sudėtingiausių. Ir jeigu žmogus niekada čia nebuvo atvažiavęs ir nedaug dėlė per egzaminą atvažiuosi, tai aš duodu 90%, kad susimaus. Tai va, tai pastudijuokit šitą sankryžą, įvažiuojam, tas matai važiuoja kairę, žiūrė ir pešiųjų, kad nebūtų, jeigu būtų pešiųjų, sustoja vidury ir praleisti jos. Ir stenkis kampo per daug nekirsti, kad neužlipti ant ištisinių linijų. Gerai, liuks. Ir spaudžiam. Mes jau važiuojam 23 minutės. Matot, labai čia mes daug visko įveikiam per tą laiką. Daug situacijų visokių. Šiaip palyginus egzaminas nėra ilgas. Jeigu būtų egzaminas virš valandos, tada būtų liūdna, nes mokiniai dažniausiai išlaiko dėmesį iki valandos. Jau toliau jau prasideda toksai jau ištvermė jau eina. Gerai, pakol kas tiesiai dabar. Ramiai važiuojam, svarbiausia žiūrėk perės. Čia perė labai sunkiai, matai, per autobusą, žinai, gali būti vaikų iš autobusų išlipusių, ne? Ir važiuojam toliau. Tai va, tokia situacija kaip dabar. Ne, mes tikrai nematėm normaliai perės, tai labai pavojinga. Nes tai dažniausiai išlipa vaikai, ne, ir eina link perės iš karto. Tai mes tokius dalykus numatom. Aišku, dabar nieko nebuvo,
bet visada rekomenduoju turėti blogiausią scenarijų. Visada galvoti, kad bus tenais vaikų ir kad saugiai pravažiuotume. Taip, nu ką, tiesiai važiuojam dar. Toliau, ten yra priekyje perėja, prieš tą perėją yra sankryža. Tai toje sankryža mes į kairę važiuosim, ten kur baltas autobusiukus nusuka, matai? Tai irgi tokia viena iš dažniausių regitroje važiuojamų gatvelių. Tai kokią problemą ten pastebėjau paskutiniu metu, už ką ten mokiniai gauna kritinę klaidą, kad ten pasuk į kairę, kažkodėl sugalvoja, kad ten yra gyvenama zona ir pradeda važiuoti ant 20 ir gauna kritinę klaidą už per lėtą važiavimą. Tai pažiūrėkit, nėra ten jokių ženklų, nei gyvenamos zonos, nei greičio ribojimo kažkokio. Iš priekio nieko nėra, per perį nėra, jeigu per perį du žmonės nesukia. Tai va, šitas kelias nėra gyvenama zona, tai mieste mes galim važiuoti 50. Aišku, proto ribose, bet ant 20 jeigu mes sugalvotume važiuoti, tai žinok, kad jau negerai. Tai va, šitą gatvę esu pastebėjęs, kad jau ne vienas gavo kritinę klaidą ir va, kažkodėl va, atrodo, kad gyvenama zona. Gerai, mes iki pat galo ir į dešinę važiuosim. Šalutinio kelio ženklas. Šitas ženklas yra labai pavojingas iš tikrųjų. Arčiau. Žiūrim, kad nieko nebūtų iškvies. Pavarė išjungta, koja nuo sankabos, posūkis dirba, jis išsijungia. Biškį palaukim. Ir svarbiausia kantrybės, labai eismas intensyvus, ne? Ką važiuojam, super, tarpas. Ir tiesiai ant gazo. Jeigu įmanoma, išvengiam duobių. Jeigu neina išvengti, nu nieko tokio. Bet stenkis duobės išvengti taip, kad neišvažinėti kitą eismo juostą. Ir neplovinėti po kelią. Nes čia biškai yra tokių šulinių, nesmagių. Paskui bus kalnelis, primenu dėl kalnelių. Tai irgi daug tų visokiausių būna mokymų, ten vieni su laisva, kiti su trečia, kiti dar su kažkokia ten powerą mokina ten. Tai aš visada mokinu taip. Kalnelis, prisimylėtinį greitį iki 20 ir tvarkingai su antrą powerą pravažiuojam. Nors ir galim su trečia powerą pravažiuoti, kaip ir būtų galima, bet kalniuko esmė yra greičio lėtinimo priemonė, tai mes taip ir pasielkime, kad prilėtinkime greitį. Ir bus sankryža, mes į dešinę važiuosim. Ir va čia į dešinę. Esam Liepojos gatvėj ir sukamės čia į dešinę. Gerai. Ir bus sankryža, suksim į dešinę. Čia yra žiedas, jeigu žiedą reikėtų įvažinėti, reikėtų persirikiuoti, bet mes į dešinę važiuojam. Lėtinkis greitį, antrą powerą. Čia tau visiškai nieks netrūdo, nebent pėstieji, jeigu būtų, ir kuo dešiniau. Gerai, čia greitėjimo juosta ir reikia mums iš jos išvažiuoti. Liuks labai gražiai pažiūrėjai per petį, šaunuolės ir daug gazo. Na ir toj gatvės aukis perėjom. Tai iš tikrųjų video, kai žiūrit, tai kiti ir pasijungia per televizorių. Tai irgi kas gerai yra, galim visada vaizdą sustabdyti, atsisukti atgal, ne, kai sėdi. Bet kai vairuoji, tai aišku, taip atrodo biškai greičiau viskas bėga, taip neina, taip, nu, ta prasme, kartais suvirškinti visos informacijos. Bet video žiūrint ir antrą kartą ar trečią kartą, tai puikiai viską eina padaryti. Ir visada mokiniam sakau, žiūrėkit video, nes tai nekainuoja. Galite rasti naudingos informacijos, tokių vietų, kur gal nebuvot, nes su savo instruktoriais, ne, mes nenuvažiuosim į visas vietas. Tai yra daug vietelių, kur tiesiog reikia žinoti, kaip elgtis. Ir aišku, jeigu žiūrite video, tai būtų labai faina gauti atbulinį ryšį. Tai parašykit kokį komentarą ar pastebėjimą, nes tai tikrai džiugina.
mes sau ramiai važiuojam, greitis 40 mūsų 6, tai greitį geriausia laikyti tarp 45 ir 50. Lygiai 50 nerekomenduoju važiuoti, nes biškai mes kažkur užsižiūrėsim, jau žiūri, kad viršį greitį. Viršyti greitį, jeigu ten važiuojam PM2, PM3, gausime tik tai mažą klaidelę. Jeigu mes viršėm 10 km per valandą greitį, tada mes jau gautume greitinę klaidą. Nu, ir lenkia mumis, žinot kas, tokioje vietoj. Biškai nuim gazą įlenda jisai, nes to jis užsimuša. Čia mūsų 15 metų jaunuoliai, kurie išlaiko tik teoriją. Tai lenkimas dar su tokiu aparatu, tokioje vietoje, nu, toks, sakyčiau, labai rizikingas. Nu, aš tiek drąsos neturėčiau lenkti tokioje vietoje. Tai čia buvo visiška nesąmonė, tai siūlyčiau taip nesielgti. Dar jisai, kas jisai vos važiuoja, nu, ta prasme, jis daug netraukia. Apskritai, mieste tokius lenkimus daryti labai rizikinga yra. Neatsimenu, kada būčiau lenkęs, ką nors mieste. Taip, toliau mums nusimato reguliuojama sankryža. Vėl ta pati sankryža, mes jau trečią kartą ją šiandien važiuojam. Tik tais vis dar iš skirtingų pusių mes važiuojam. Tai šitoj sankryžai reguliuojama, mes dabar važiuosime į kairę, gerai? Realiai vis dar mes į kairę važiavam. Tai vėl pasižiūrim, užsifiksuojam. Šiandieną mes daugiau važinėjam šitam gale. Nors tikrai jau nieko naujo čia nepamatysite, kas žiūri daugiau video pamokų. Tai vat, matom problemą. Problema yra tame, kad kai dabar užsidegs žalias, prieki labai daug automobilių. Tai mes įvažiuosim į sankryžą, viskas ok, mes ramiai stovėsim toj sankryžų vidury, prasileisim tas automobilius ir čia ko gero mums reikės sulaukti raudono šviesoforo. Ir kai mes sulauksim raudono šviesoforo, tada dabaigsime užduotį, nes kitaip bus, manau, kad nelabai įmanoma. O gal? Nes tiesiog labai daug automobilių, matai? Tai vat, kaip mes esam vidury sankryžoj, kai užsidegė raudonas, mus privalo visi leisti dabaigti manevrą. Tai vat, ramiai važiuojam. Gerai, čia gali ir palikti tą pirmą parą, čia nesiskaičiuotų tos sekundės ramiai. Kai esam tokioje situacijoje, važiuojant į kairę, ne? Kaip dabar, ne? Tai vat, su pirmą parą stovim. Ir žiūrėk, aišku, kad žmonių nebūtų kairiai pusėje. Ar neina ir nesiruošia eit kas nors, kad nenustebintų tavęs. Ir stebėk šviesoforą. Nes atrodo srautas čia nesustos. Ir jokių būdų ten prieš nosį nešokinėja. Matai, mirksi ir judam. Turim dabaigti. Ir visi turi leisti mums dabaigti. Liuks. Ir važiuojam. Tai irgi tokia nekasdieniška situacija, kai stojam, kol užsidega raudonas. Bet labai gerai, kad mums pasisekė nufilmuoti, kad turėtume gerą patirtį. Ir iš to pasimokytume visi. Tiesiai vis laik važiuokim, pagrindiniu keliu. Na tai tavo pagrindinis kelias. Kalnelis, jau lėtinamės, gražiai pravažiuojam jį. Ir važiuosime visą laiką tiesiai arba pagrindiniu keliu. Tai vis dar nuo pat pradžių, kai mokina mokinius, instruktoriai tai vis dar pasako pagrindinė taisyklė, kad jeigu nieks nieko nesako, tiesiai arba pagrindiniu keliu. Aišku, čia 50 gal labai jau nevažiuokim, nes siauroka, taip nelabai smagiai čia. Matai, pagrindinis kelias mūsų eina į dešinę, paskui rodom, ir ten prasideda gyvenimo zona, matai? Antrą pavarą ir greitis mūsų nedaugiau 20. Jo, tai dėl tų mašinyčių, kur mus lenkia tas AM kategorija, jinai yra nuo 15 metų, ten reikalinga tik teorija, praktikos egzaminų nereikia jiems.
bet nuo 2026 metų tvarka keisis, tai bus ir metai keisis, kad bus nebe nuo 15, o bus nuo 16 ir bus jau prievalė laikyti praktikos egzaminą. Taip, kad dar po kol kas kokią pusę metų dar šitą tvarką dar galios su tais EM-ais, bet jau Katino dienos greit baigsis ir manau, po išlaikyto egzamino, kažin ar sugalvotų lenkti mums tokioje situacijoje. Tai vat. Tai vat. Būtų noras, aišku, kaip nenoras, gal įkvėpimas, galėčiau tos video daryti kiekvieną dieną, bet labai yra, kaip pasakyti, ne kiekvieną dieną ateina įkvėpimas, tai kai ateina įkvėpimas, tada mes video nufilmuojam ir įdedam. Matai, pagrindinis kelias mums eina į dešinę. Paskui rodom, kad visi žinot. Regitra važiuoja priekį, matai? Tai va ten tiesiai matot Regitros automobilį. Ten jau į kairę jo pagrindinių kelių. Tenais, kur Regitra dabar važiuoja irgi gyvenimo zonoje, ir tenais yra daug lygiareikšmių sankryžų, tai yra dešinės rankos taisyklė. Čia ženklas buvo, kad baigėsi gyvenimo zona. Ok, ir varom do gazo. Dar matai, automobilis pypsi, nes rodo greitis 20, bet nepasitikim navigaciją, gerai? Nes kartais klaidinam. Nu va, tai jau važiavam 36 minutės, tai va maždaug va taip ir trunka egzaminas. Ir mes važiuosime į Regitrą. Tai dabar, kai važiuosim į Regitrą, vėl apvažiuosim aplink tą pastatą ir ten, kur startavom, ten ir sustosim. Gerai, ten ir baigsim egzaminą. Mūsų bandomui tokį. Na ir parašykite, aišku, kaip sekėsi mūsų mokiniui važiuoti, kaip vertinat. Jau persirkiam. Edvardas yra pasiėmęs ekstra kursus, tai labai yra greiti kursai. Aišku, jie kainuoja brangiau, bet rezultatai tikrai džiuginantis. Ir labai dažnai, kas pasiėmė ekstra kursus, tai labai stipriai sekasi. Nes į dieną važiuoja po 2 pamokas, po 3 akademinės valandas važiuoja į dieną. Tai tikrai stipriai. Ir nėra kada jam pamiršti, nes kiekvieną dieną jis labai intensyviai važiuoja. Tai va, matėte, įvažiavo į antrą juostą ir siūlyčiau irgi įvažiuokite į tą antrą juostą visada ir nesukit savo galvos. O paskui ramiai, jeigu ką, persirkėkite dešiniau. Tai gerai. Ir ten kur nors sustosim prie bordiūro. Paskui išjung, kai jau norės stoti, tada paskui jung. Nu va. Tai va taip gali atrodyti jūsų egzaminas. Tai parodžiau biškutį kas kur kaip kada. Ir jeigu nesat važiavę tais keliais, tai būtinai pasižiūrėkit netgi per porą kartų. Ir linkiu visiems sėkmės. Ir egzaminas jums tikrai pavyks. Viso geros dienos.